Sveiki, nu ką, vėl nuostabi diena. Jums kai ką parodyt, kai ką apžvelgti, kai iš kai ko galų gale pažvengti ir kai ką pristatyti. Kaip kasgi kitas, jei ne Ainis Petkus ir Milda Bartašiūnaitė, tai padarys laidoje Ainiai. Kviečiu žiūrėti. Labas, Aini. Sveiki, mėlėjai, labai malonu. Ir visgi iš Tai tikrųjų... pradedam nuo skelbimo. Taip, bet aš iš vis tiek Svarbiausia. noriu tikrai padėkoti žmonėms, kurie visgi sugalvojo tą mūsų pavadinimą Mildainiai. Jis tikrai toks brandinis, tiesiog nuostabus. Ir iš tikrųjų kviečiamės į mūsų jau susitikimą greitai, tai yra šeštadienis Kaunas ir sekmadienis Klaipėda. Ir vėlgi šita laida bus tokia ant plonyčio ledo, kuri vaizduos ir rodys, kodėl ir ką mes galėsim su jumis pašnekėti tenais uždarai. Suprantama, kad įvairiausių ausų bus, visi viską stebės, bet uždaras kontūras yra uždaras kontūras. Tačiau viešai taip, kaip ką mes kalbam čia, dėja tai kalbėti negalima, už tai primenam, kad ačiū jums, kas ateis, ačiū, kas palaikys ir ačiū, kas gaus žinias. Manau, kad jūs tai įvertinsit. Tai ką, nieko nelaukdami ir pradedam. Iš tikrųjų, ką pasakys Ainis per mūsų susitikimą Klaipėdoje ir Kaune, aš manau, nežino net ir pats Ainis, nes kartais taip nuneša žmonių klausimai ir visa aplinka. Pačiam Ainiui bus surprizas. Jo laukiam visi, todėl šeštadienį ir sekmadienį susitinkam tet-a-tet. Tai ką, einam prie šios dienos temos, o šios dienos tema yra biudžetas, Lietuvos biudžetas. Vakar Ruginienė jį pristatė išdidžiai, nes 5,38% numatyta yra gynybos klausimams, gynybos sprendiniams tiksliau. O kur mes matom interesų konfliktą? Baltijos tyrimai paskelbė, jog 9% lietuvių net per nago juodimą netiki, jog Rusija ketina, net tokių ketinimų turi užpulti Lietuvą. O žinokit, tuo, kad tai yra neišvengiama, kad karas, kaip sakoma, tarp Rusijos ir Lietuvos bus, tiki tik tai 1%. Kuri vykdyta Baltijos tyrimų apie grėsmę. Ką jinai rodo? 9% respondentų mano, kad Rusija tikrai neužpuls Lietuvos ir tikimybė yra 0%. Ir vos 1% mano, kad karas yra neišvengiamas. Aš pasižiūrėjau, kiek yra Lietuvoje valstybės tarnautojų, politinio pasitikėjimo, statutiniai darbuotojai. 51 000 su viršum. Tai jie sudaro 3,8 besidarbuojančius, žodžiu, Lietuvoje kontingentą. Tai įsivaizduokit, net, kad rusai puls Lietuvą, netiki netgi tie valstybės tarnautojai, kurie tiesiogiai priklauso nuo šito karinio biudžeto. Tai šiaip tai iš tikrųjų reikia suprasti, kad mes iš tikrųjų susidūrėm su tokia kognityvinių disonanso isterija, kad jie patys sako, kad tiek žmonių netiki iš vis, kad puls, tiek kad 30%, tiek kad galimybė didinė virš 50%, o 1%, kad tikrai rusai puls ir čia bus karas, 1%. Milda, mes iš viso turim atsiminti vieną tokią tiesą ir pagrindinę fašizmo taisyklę. Pagrindinė fašizmo taisyklė apsako, kad fašizmas yra mažumos diktatas daugumai. Tai dabar tą, ką mes šiandien laidoj parodysim, mes ir parodysim, kad 1% isterikų imbecilinių reiškinių vaikščiojančių, ar politinių, ar menedžerinių, nesvarbu, mums visai Lietuvai pardavinėja karą. 1% mūsų stuminėja. Ir šito vietoje, žinok, noriu parodyti vieną straipsnį. Jisai vadinasi, kodėl rusai visada pralaimi. Tai šitoj vietoj, Milda, kai žiūri į šitos iš tikrųjų, aš nežinau, kaip pavadinti politkorektiškai šitų nuokrapštų ir nuodugnų rašytojų reiškinį, kadangi būtent tokie straipsniai mus propagandiškai ir nori išstatyti ir rodo, rusai visada pralaimi. Taigi jaunai kartai bandoma išaiškinti, kad arba duoj dar biškutį, tuoj dar 2 centimetrus
ir rusai grius. Lygiai dėl tų pačių priežasčių šiai dienai ir visoje Europoje, ir Lietuvoje pasipylė straipsniai, kaipgi Putinas toj grius. Ekonomiškai grius, viskas bus grius, vasaros puolimas griuvo, nors šiaip keista tai, kad rusai neskelbė vasaros puolimo, visą laiką ukrainiečiai skelbė, kad jie kontratakuoja ir didieji puolimai. Ir jie nugalės, bet net esmė. Ir mums įrodinėjama ir pardavinėjama pseudo pergalės iliuzija. Ir va, kai žiūri va šitą statistiką apie 1%, tada supranti, iš kur ta tikroji agresija, kieno jinai pakaitinta iš Briuselio ar iš Londono yra, ir mes pradedam gyventi propagandiniai idiotijoj. Už tai aš noriu sekantį iš karto paleisti susijusi vaizdelį, kurį, manau, reikėtų kartu ir aptarti. Taip pat labai svarbus sprendimas ir tikrai džiaugiuosi ekonomikos ir inovacijų ministrų ir finansų ministrų, kurie kartu sudėrėjo dėl dirbtinio intelekto gamyklos kūrimo. Tai reiškia, kad skaitmenizacijai ir dirbtiniam intelektui irgi skirsime ypatingą dėmesį ir tam bus skirtos lėšos. Energetikos ministerija toliau įsipareigoja daugiau investuoti į atsinaujinančius energetikos šaltinius. Lygiai taip pat šiandien jau kalbame apie stabilizuotas energetikos kainas. Tai labai tikiuosi, kad pažeidžiamai grupiai kainos mažės kitais metais. Tai dabar šito vietoj, Milda, kai aš rodau, kad eina straipsniai, kad toj rusai puls, viskas įtikinėja, Sikorskis, Riutė, NATO, visi isterijai bliauna, kad rusai puls, stovi Ruginienė ir džiaugiasi migdama, įdomiai migdama, prisimena, kad yra toks dirbtinis intelektas ir pasirodo yra dirbtinio intelekto gamyklos. Čia yra pats svaimiausias, įdomiausias. Ir žinai, aš pasakysiu, kai tokie intelektualai pasirodo yra pas mus premjerai. Aš nesakysiu dar didesnės intelektualės Šimonytės, kuri meldžiasi Šveiko knygai, tai arba Skvernelis, bet čia yra iš tikrųjų didybė mūsų Lietuvos, kuri sako, kad sustabilizuotos energetinės kainos, tai reiškia kas? Kas jas sustabilizavo? Seimo įsakai, ar yra kažkokie vyriausybės nutarimai, kokių pagrindų jas stabilizavo? Tai reiškia, šiai dienai Ruginienė nugalėjo mūsų rinką. Žinai, kas yra rinkos? Kapitalistiniai dėsniai. Ne, Ruginienė sako, jau sustabilizuota, žalioji energetika yra, kaip sakant, irgi jau tęstinumas. Ir įdomiausia tai, kad jeigu mes šiai dienai praplėsim visą jų pažadų rinką, tai yra pensijų didinimai ir visi pažadai finansavimo, mokslui, švietimai, visa kita, ko iš tikrųjų, Milda, nėra, reiškia klausimas. Kur melas? Iš kur pinigai? O tai iš tikrųjų, jeigu mes, tu atsiuntei beje man šiandien labai įdomią statistinę medžiagą ir yra straipsnis apie tai, kaip Andrikienė mums kalba, kokie dideli pelnai ES ir kad išlaidos yra mažesnės. Ir yra tiek daug stulpelių parodyta apie finansų pajamas ir išlaidas, mes galim su taim pasakyti vieną. Aš dirbu su ekonomistu, vienu iš garsiausių ir žinomų visam pasaulyje, Michailu Chazinu. Jis yra šitos statistikos pats didžiausias ekspertas. Mes susidurėm, gerbėmiai, šiai dienai su pačiu didžiausiu melu ir manipulacija. Visiems šitiem kledesiam pinigų nėra, tačiau jie imituodami iš paskutinių jėgų skiria ir bando dar kažką mums įrodyti, rodydami lenteles, rodydami iškraipytas, perrašytas, sukurtas iš debesų išspardytas statistikas. Jie mums nori parodyti ir, Milda, čia pats dėmesys, legitimizuoti savo kaip valstybės vadovų rūpintojėlių statusą. Ir paraleliai, kaip tu sakai, mus veda į karą, žinodami, kad pinigų nėra. Jiems reikia patiems... Dar aš manau klausimas, ar jie žino, nes kaip žinia, serveriai su visom statistiniais visais duomenim yra ne Lietuvoje. Tai kokios lentelės gauna... Labai geras, labai tobulas pastebėjimas, taip. Taip. Jiems tiesiog galėjo pasakyti, Bagdadė visos pakoino, gausit tos savo milijardus, kelkite biudžetus. O kitas aspektas, ta pati Ruginienė, ji privalėjo pasakyti, mes kelsime
pensijas mes kelsim, ten atlyginimus ar dar kažką kelsim, bet kai visą tai paketu kartu su gynybos biudžetu eis gruodžio mėnesį balsavimui, nu taigi nebūtina bus už tai balsuoti teisingai, ten pasirodys, kad pinigų vis tik trūksta. Taigi čia dėrybų momentas, aš manau, tas dabar pašnekėti ir nuraminti tautą, kad viskas gerai, tai gali visi ir jiems apsimoka tai daryti. Tiesiog čia politinis žingsnis. Milda, mes turim dabar nepamiršti šito video ir iš tikrųjų čia yra pasididžiavimas mūsų Lietuvos, tai ką tu šiandien iškirpai ir atsako, iš kur tie pinigai iliuziniai atsiras ir kuriuos pabandys bankai multiplikuoti ir kaišyti skylės. Tiek europinį formatą, čia dabar irgi daug diskutuojama apie tai, kam priklauso Krymas. Tai norėčiau labiau jums kaip finansų ministrui užduoti tokį finansinį klausimą, kam priklauso įšaldytas Rusijos turtas Europos Sąjungoje laikomas? Na, turbūt jis turėtų būti panaudotas kaip įmanoma efektyviau tam, kad padėtų Ukrainai nugalėti Rusiją. Taigi, kodėl į šitą trumpą video taip norėčiau atkreipti dėmesį, kadangi, dievam, kaip sakant, dievai žino, kas yra žurnalistės galvoj su jos kompetencijom, bet jinai kalbina dėmesio Lietuvos nauneimą, tai yra naujai finansų ministrą. Žinai, Milda, buvo toks momentas, kai aš Seime lakstydavau ir po ministerijas lakstydavau ir bėginėdavau į viceministrų kabinetus ir kreipdavausi jūs pro tiesiog tų. Jie labai nervuodavosi ir įsižeisdavo, dėl ko? To, kad jiegi viceministrai ir jie labai pagarboj. O aš atsakiau, jie taip greit keisdavosi kaip kojinės, kaip šiandien Prancūzijos vyriausybė, kad aš jų vardų net nesistengiau įsiminti. Taigi šiai dienai toks pat nauneimas yra finansų ministras, kadangi paklausykite, ką jis pasakė. Efektyviau turint omeny, kad vis dėlto ar ne tų paskolų užtikrinimas. Taip, dabar yra siūloma, kad reiškia būtų naudojamos ne tik tai palūkanos, kurios yra susikaupę nuo to įšaldyto turto, bet ir pats turtas galėtų tapti kaip paskola. Tos paskolos būtų labai gerom sąlygom, lengvatinės, ten tik tai kažkokie tai visiškai menki administravimo mokesčiai. Ir be abejo, Ukrainai reikia padėti taip, kaip įmanoma, nes dar kartą pasakysiu, kad karas vyksta prieš mus, tiesiog jis vyksta ne pas mus. Taigi, kodėl aš taip nepagarbiai apie šitos veikėjus pasakiau? Pirmiausia klausimas, jeigu jūs girdėjot, galite atsisukti. Kam priklauso Rusijos užšaldytas turtas, arba kitaip sakant, aktyvai? Kam priklauso Rusijos turtas? Kam priklauso įšaldytas Rusijos turtas Europos Sąjungoje laikomas? Pirmas. Raktinis žodis Rusijos. Jinai pati pasako, kam? Taigi, ir kai finansų ministras komentuodamas kažkokios paskolos, kažkaip bus sudarytas, kažkokios administraciniai, maži mokesčiai, kažkokios palūkanos ir kalba tik tais lozunginiais, šeimininkų užsakytais tokiais formatais, kad Rusija kariauja prieš mus, bet ne mūsų teritorijai. Vat viską jie išstato, Milda, kognityvinių disonansų būdu ir tik erzindami mūsų smegenis turi įteikti tą teiginį, kad jau viskas karas. Nors patys elgiasi kaip piratai, vagys, banditai ir kriminalinės struktūros. Jie šiai dienai. Čia įdomus palyginimas buvo, ar ne? Kieno Krymas, žmogui pasako, ir tam klapčiukui kieno Krymas ir taip aišku, kad čia Ukrainos, jau klausimų nekyla. Ir iš karto klausimas, kam priklauso va šitas Rusijos turtas užšaldytas. Tai kaip būdamas tikrų klapčiukų, žinodamas kieno Krymas, aš negaliu pasakyti kitokio atsakymo. Kaip tik tai, kam priklauso Rusijos aktyvai. Tikrai ne Rusija, jūs juokauja. Taigi šitie vagys, įdomiausia, tai sugalvojo naują schemą. Tai yra Rusijos aktyvų pagrindų išleisti vertybinius popierius, sudėti kažkokias už jų palūkanas, už tos pinigus, kaip sakant, fiktyvius skolinti. Tiksliau, žinai, ten nieko Ukraina negaus, įdomiausia tai. Jie viską nusirašys savo, bet padarys Ukrainą skolingą. Ir jeigu, kaip jie tikisi, pasibaigus karui, Ukraina turės tos pinigus vėl Europai gražinti, bet Rusija irgi bus skolinga tos pinigus Europai. Taigi mes matom šiai dienai, čia mes labai primityviai bandom paaiškinti. Ukraina turės gražinti Europai, taip, truputėlį su palūkanom, taip, o
tą grąžinimą turės užtikrinti su palūkanom pati Rusija, Taip. nes ji pralaimės be abejonės karą ir turės mokėti reparacijas. Šito visą nesvarbu, kaip mes pavadinsim. Mes matom mafijinę, kriminalinę, piratinę, užgrobamąją schemą, kur jie traktuoja tik vienaip. Ką jie dabar besimarmaliotų yra nesvarbu, nes, kaip ten sakoma, nugalėtojų neteisė. Jiems reikia išlaikyti visą šitą tokiu būdu bangą, kad rusai, kaip jie galvoja, tai yra Rusijos viduj bus perversmas ir jie nugalės vienokiu ar kitokiu būdu. Todėl Sikorskis, Lenkijos užsienio reikalų ministras, pasakė iki 29 metų ir tada rusai mus puls. Kodėl? Jie suskaičiavo šitos pinigus, kad būtent šitos lėšos, užsikamšant visas skylės ir leis išsilaikyti šitam kare. Taigi, darydami vagystę, nes pinigų visiškai nėra, jie dar, kaip tu gerai sakei, per svetimus serverius, pateikia mūsų klapčiukams ir kvadro bobikams, menedžeriams, tokius duomenys, kad jie mums po to atbėgdami ratu, per Rugenieną transliuoja, kad viskas eina gerai. Tačiau, tai, kad yra labai blogai ir pinigų nėra, pasakė Trumpas. Žinai, kaip jis pasakė? Jis tiksliau leidimą išrašė. Jisgi pasakė, kad turi būti perkami ginklai iš Jungtinių Amerikos valstybių. Tačiau 5 procentai, kurie yra iš visų biudžetų valstybių, yra savo gynybai. Kadangi jų neužtenka, jie pradeda skolintis, bet ES sako, kad gynybai yra ne paskola, o investicija. Taigi, kiekvienoje vietoje, matant, kad pinigų nėra, Trumpas sako, velniai nematėt su tavo jūsų ta gynyba, duokit čia šiandien savo babkės, aš jums duosiu ginklų ar kažko. Taigi, šita košė malošė, permalta ir mums, kaip pasakyta, transformuota į kitus žodžius, slepia tik vieną. Milžiniška ekonominės, kaip sakant, ne tai, kad sąstingį, o griūti. Nereikia pamiršti, kad Vokietijoje berods 12 ar 13 tūkstančių žmonių tiesiog atleidžia viena BASF gamykla. Jūs įsivaizduojat, kokia griūtis, kai mes suprantam, kokia gamyklų yra, kaip pasakyti, grandinė gamybos cikle. Taip, kad šitoj vietoj šita iliuzija tęsiasi, Ruginienė mums parodė, finansų ministras pasakė, kad čia, kaip tu sakai, viską iš rusų reikia atimti, tačiau, dabar aš pasakysiu ženklinį mūsų laidos, mūsų su taim lozungą. Mums įtikinėja, kad karas bus, rusai kalti. Jie visur ten Estijoje, Lenkijoje, Danijoje, Olandijoje daro provokacijas, jie kalti. Ir sako, mes iš rusų atimsim rusų turtą. Ir jiems svarbu, kad mes, čia labai pats lūžis, svarbiausia, kad legitimizuotumėm ir pritartumėm šitam žingsniui. Kodėl? Kai mes pritarsim, kad vagys atiminėdami turtą yra didvyriai, kai ateis skaitmeninės, dirbtinės iš gamintojos gamyklos išleistas naujas produktas pagal Ruginienę, tas Cerberis naujasis, ir cenzūra, ir prievaizdas, ir tas vadinamas socialinis reitingas. Ir kai jie atiminės per skaitmeną ir elektroninius pinigus iš mūsų turtą ir pensijas, viską, ką tik norės. Jūs ką norėsit pasakyti? Čiagi mano, jūs neturit teisės atimti? Jie sakys, tai valkit, jūs legitimizavot ir pritamėt, kad atimtumėm iš rusų. Koks skirtumas iš rusų, iš pingvinų, iš Zimbabvės negrų ar ten kolonijavimo laikais visą Afriką apiplėšė. Tai jūs kuo skiriatės? Litovcai, Latviai, Lenkai, Vokiečiai. Tu supranti, kad realiai tas akivaizdžiausias 13 tūkstančių žmonių atleidimas iš BASF gamyklos, tai reiškia, kad iš žmonių ir jų šeimų ir net ateinančių kartų atimama, konfiskuojama ateitis. Ir tai, ką mes parodėm, kad 1% mums stumia karą, visi kiti per melą nori, kad mes legitimizuotumėm ir pritartumėm Rusijos aktyvų atėmimą. O kas bus su mumis, pažiūrėsim po kelių mėnesių. Pamatysim, pakalbėsim, pavyzdžiui, šeštadienį, sekmadienį, kas bus su mumis. O aš šiaip Baltijos tyrimus matau
gal truputėlį iš kito kampo pasižiūrėkim, o kasgi užsakė. Ir kas, pavyzdžiui, jeigu tai būtų karo šaukliai, kurie užsakė šitos tyrimus, tai jų interesas turėtų būti nerodyti tokių rezultatų, sutik. Čia gėdinga, tik 1% tiki po viso šito, tos visos eskalacijos, po kelių metų, jau net gal 15 propagandos, kad rusai neabejotinai puola, čia jau laikas nurodytas, tai 28 metai, tai 27, 9 ir taip toliau. Ir vis tiek tik 1%, kuris va tik, o gal čia kita pusė padarė kokią nors, kurie va šito karo nenori tokius Baltijos tyrimus užsakė, kaip manai? Gali būti, va. Šitoj vietoje, kas yra kita pusė ir kodėl jau šita atsvara šitą isteriją formuojasi, jinai iš tikrųjų kaip reali jėga jau gimė, mes su tam ir pakalbėsim, kadangi pakol kas atvirame eterį, nepykit, tai dar kalbėti draudžiama, kadangi tam tikri raktiniai žodžiai, kuriuos tu pavartoji, iš karto bus užcenzuruojami pagal vadinamą ES direktyvas, jo, kadangi mes tuoj pradėsim kalbėti propagandą. Už tai, kad turi būti vienintelė monopolinė mintis 1%. Rusai puola ir bus karas. Šiai dienai yra be to baisesnių jau procesų, ypač tai, kad jeigu kažkas pastebėjo, kad čia, kur buvo manevrai kažkokie vykdomi miestuose, sirenos kaukėt, kariškiai bėgiojo, bet pagrindinis procesas ten bėgti kažkur tai slėptis bunkerį. Ne. Žinot, koks pagrindinis procesas? Jie saugojo maisto parduotuves, kaip maisto skirstymo centrus. Va čia yra kur kas baisesnė simptomatika, kurią vėlgi jie nuslėpdami, jie pavadino visai kitaip žodžiais. O procesas buvo kitoks. Laikykite save rankos. Ištrinsite. O klausyk, kas tai taip sugraudino, man šiaip smalsu iš tikrųjų. Aš tokia visą dieną šiandien, va, buvo apsiverkus tokia, kaip tarsi, nežinau. Mildužė, neverk, nereikia taip liūdėti. Su šia optimistinė gaidelė, su to, kad yra mūsų pasaulyje šviesos spindulėlių, taip sakant, mes ir laukiam jūsų šeštadienį ir sekmadienį susitikimuose Kaune ir Klaipėdoje. Taip kad ačiū, manau, bus linksma. Tikiuosi, iki ašarų Mildos neprivesim. Ačiū Jums. Aš neverkiu, čia šventimas toks, tikrai, viskas gerai. Ir katės mano laksta, ir užnysa, ir kamera verčia. Žodžiu, susitinkam gyvai, niekas jokių techninių tada nesklandumų nebus. O dabar tariam, iki pasimatymo Kaune ir Klaipėdoje. Ačiū, kad žiūrit. Ačiū, kad remet. Būtų aišku gerai, kad dar vieną kitą pinigėlį, nes už salės nuomą mokam mes iš savo kišenės. Tai jeigu nesunku, dar paremkit, bus patogiau, gal net kavos pagaminsim susitikime arba arbatos. Tai ką, sakom iki susitikimo. Ačiū, kad žiūrėjot. Ate. Myli bučiuoju.